Pabandysiu paskutinį atidaryti. Nieko neiškris, tai nieko neiškris. 6! Sakiau, paskutinis bus per didelis. Spaudžiam. Sverk greičiau! Mama, nusijėmė pinigai. Labas rytas. Šiandien yra tikras Roko gimtadienis. Mes važiuojame į mokyklą su šakočiu, sultim, o rytoj Rokas švęs Lazertronė gimtadienį. Taip, Rokuti, čia tau Ferrariui prisidėti, o kadangi tu mėgsti keliauti ir esi toks turistas, tai tau kelioniai pamiegoti. Ne, pamiegoti varlyti. Tu žinai, kas čia, Rokai? Nu, Čia tokia kaip pagalė. Minkšta, mam pabandyti. Eik tu savo, koks minkštumas užsidėk. Va, ir taip galėsim mieguoti. Nu gerai. Kabinu. Kas čia, Rokai? Čia mane sveikino gimtadienį. Čia tavo klasiokai tave sveikino. Kaip gražu. Dovanų? Puta, dovanos? Aš Taip. gavau tik 2000 gemų, Brawl Stars'e. Koks tai? Nueinam ieškoti? Ieškok. Šalta. Nu, kur pas tave bardakas? Sako, kur dovana pakavota. Нет, это как сюда. Ну, Внизу. а ты быстро, молодец. Nu. Круто. Извините, а почему... Вы перепутали дату, извините. Mama datą sumaišė. Ir tėtis nepastebėjo. Tiksliai 2020. Teko ištaisyti. Įsivaizduojat, mama suklydo datai. Nu tai einam gemus pirkti. Einam? Nu ką, perkam Rokui gemus? Сразу. Вот что-то. Аж не жур. Nu. Я хочу на акцию на Франка быстрее. Быстрее, пока не прошла. Eik tu savo 2000 kristalų, 2000 gemų. Numirsiu. Франка, скину ant jo. Ką tu pirksi? Франк. Nu, pasiruošiam, spaudžiam. Sverk greičiau. Mama, nusijėmė pinigai. Alio. Parodyk, Rokai. Čia dovana vaikui ir jisai iš proto kraustėsi. Va šitas 2000 žvaigždučių. Šitos 2000 žvaigždučių. Франкас. Dar skinas ant jo. Rokai. Это мечта любого gimtadieniu. ребенка. Ką? Čia svajonė vaikų. Čia vaikų svajonė. Aš nežinau, žinokit. Bet žiūrint į jį, kaip jisai džiaugiasi, aš taip suprantu. Jūs žaidžiat Brawl Stars? Jums gemai irgi yra dovanos geras? Parašykit. 500 išleidau mažai. Jau 500 išleidai. Ką Aš nusipirkai? pavažiaisiu už Franką. Tu laimingas? Žiauriai. Nesuprantu. Bet aš džiaugiuosi už jį. Gerai, bandom atidaryti vieną keisį. Nu. 5 nieko. O, štai 10 šitų dalykų. O, jeigu daug sukas, bandysim. 6. 5. Bet čia neapgaudinė, žinok. 13. Pas mane vos ne 1000 žmoniai. Rokai, tu jau tiek išleidai. Žiauriai mažai išleidau. Pabandysiu paskutinį atidaryti. Nieko neiškris, tai nieko neiškris. 6! Čia gali būti mifikas? Pa. Žiūrėkit, šviečiasi. Čia gali būti mifikas, gali būti legendaris, gali epikas būti. Arba... Derilas. Alio! Derilą turi. Aš vis...
O, Čia gerai? jo, žiauris geras dėliaus yra. Super. Nu ką, lekiam Rokai tavo gimtadienį į Lazertroną ir visiems parodysim, ane? Tikrai darysim video ir pamatysit, kaip mes pasitūsinsim, filmuosim. Hesburgeris. Jo, pravažiuojam Hesburgerį ir už jo. Ne už jo, o šiek tiek toliau. Kas čia duris atidarė? Rokai. Tu jau ką, išeiti Aš susiruoši? susirašiau Hesburgerį. Nu, matau jau. O, labas, jau mojuoja atvažiavę draugai. Įėjimas yra, va, štai šitos va duris, matot? Užrašas, Lazertronas ir va šitos duris. Nu, keliaujam, pasižiūrėsim. Taip, trečias aukštas. Aš 3 kartus iš eilės. Nu va, kol vaikai laksto, atėjau į kambariuką, kad viską paruošti. Parodysiu jums kambariuką. Taip, čia bus stalas ir kambariukas, kur mes viską susiruošim ir padengsim stalą. Vaikai čia, matot, jau rengiasi ir varo dūkti. Jau dūkstat? Va, tas dėdė parėjo iš tualeto, paklaus kur. Einam tada pas trenerį ir komandą skirstysimės. Apsirengę jie eina. Visi ateikit. Čia jūsų vadovas ir treneris, kuris papasakos, ką dabar reikia daryti. Jubiliatas žengia žingsnį į priekį ir dabar išsirinkti tos komandos kapitoną. Gerai, 3-9 pas ką? Aha, sekantis kas iš mėlynos komandos? 9-4-0. O ką jūs jau čia darot? Čia reikia laukti. A, čia laukti? Oh my god, kaip faini. Man pačiai čia įdomu, bet neįsivaizduoju. Aš gal ir norėčiau pašaudyti, bet bijau. Ir koks tavo vardas? Gerai. Tu jau mirėjai, Rokai? Mane vaikas nušovė. Eik tu sau. Mūsų komandai. A, kas tave nušovė? Vaikas, Nieko. aš tą kitą raundą nukiris. Nu davai, jau kitą raundą pavaryk. Dar nervai irgi nušovė. Jau kitą raundą duokit džiazo. Okay. Nu tai kad čia mums labai mažai gyvybių. A, nu tai jūs dabar darykite išvadas. Ir... Mėly, raudoniai yra geresni šautuvai. Rimtai? Aš čia kaip sakau, aš mirsiu arba ne, nes aš bėgu iškart pas juos ir šaudau. Bandau. Žiūrėjau. Karina mirė. Ir tave nušovė, Karina? Skaičiuosim vos kiek pataikė. Aha, einam. Nu žiauriai mažai net pataikė. Aš 2 pataikiau. Man 26 gyvybės. Nu, tu čia per daug didelis su jais. Šiots yra kiek iš viso šovinių išnaudojot, hits ir damage kiek kartų pataikėt ir kiek gyvybių bendrai nuėmėt. Most hit yra, taip sakant, žaidėjas, į kurį daugiausiai kartų jūs pataikėt. Ir sekantis svarbus dalykas tai yra score. Už vieną pataikymą jūs gavot 1 tašką ir jeigu nuėmėt priešininkų jo paskutinę gyvę, gavot 5 taškus. Tu didžiausias, tu daugiausiai visų. Aš antroji vietoj. Tu
tą salės kampą. O, Ervinai! Ervinai! Taigi mūsų komanda! Dar vienas. Palaukit, dar vienas žmogus. Gali padėti. Mūsų komanda! Davai. Su gimtadieniu tave. Žinokit, vaikam tai laimės pilnos kelnės. Aš nespėjau su jais normaliai net pašnekėti. Mama, ten šaudo, ten kas darosi. Jėtus tu mano. Net nežinau, kad čia taip cool. Taip, kol vaikai žaidžia, aš darau stalą. Ir kas čia yra? Yra stalas, bet mes turim tiek daug visko, kad mums nelabai kas telpa. Tai turėkite omeny, nežinau, kur dabar, pavyzdžiui, pizzą statyti ir lėkštutės. Va, dar yra vienas staliukas. Tai mes dabar paruošim jiems. Mato, čia yra salė ir iš salės iš karto kambarėlis. Turėkite omeny vieną dalykėlį, kad pavyzdžiui, šį čia reikėtų apsirengti mamom, kurios sėdi ir nelaksto kaip vaikai su lazeriais, kad reikėtų šiek tiek šilčiau apsirengti, nes čia yra vėsu. Vaikam idealu, nes jie laksto, jie šlapi, idealus oras. Ar jūs dirbate? Ar norit gal diktantą parašyti? Mes jau šiandien rašėm ir parašiau dėliai. Negrė. Paslaptis. O čia taip mes ir maišom. Jūs esat du maišytuvai? Aš visiems visada. Pažiūrėkit, kiek dovanų šiandien visas reikės išpakuoti ir parodysim jums. Noriu duoti mažą patarimą, kad tai geriau pica ir visą maistą, ką turit praktiškai. Šitą pizzą ir praktiškai visą maistą būtų geriau iš karto padėti, nes vaikai tik atbėga ir iš karto puola valgyti. Jie taip pažaidžia, valgo, pažaidžia, valgo, pažaidžia, valgo, todėl viskas ant stalo. Cool. Ne, keturi. Žiūrėkit, komandas Gerai, skirstasi. kas yra mėlynoj komandų čia? Aš mėlyna. Aš mėlyna. Tu jau... Mane... Aš tos. Paskutinis žaidimas ir einam tortą valgyti. Visus ginklus vietą padedam. Vaikai kaifuoja. Su gimimo diena, su gimimo diena. Ateik Rokai. Valio! Jungiam šviesą. Kuomet valgysi? Valkas valgysi. Čia dar lėkštės. Kas neturi dar lėkštės? Va. Nu va, galim sakyti, beveik baigta. Mama atidirba. Žiūrėkit, kokią mes dabar darysim nuotrauką nerealiai krūtą. Jūs matot, kas čia darosi? O, žiūrėk, kokie lazeriai išvaro. Spaudžiam. Like. Nu va, mes baigiam savo šventę. Paėmėm šventę, laimingai einam namo. Ačiū labai visiems, kas buvo mūsų gimtadienį. Ačiū už dovanas ir ačiū fanam. Aš nelaiku, aš vos nemirštu, kiek ten. Kiek ten dovanų. Pirma pačias lengvia. O, geras. Okei. Lauk, kas čia? Pinigai, jo? Tak atsipės. Oh my Du god. bibleidai. Oh my god. Palauk. Tu dabar jau bus bibleidų karalius, Rokas. Žiūrėk, kiek bibleidų. Oh my god. Tu skanuosi bibleidus. Kas čia? Rokai, kas čia? Nežinau. Žiūrėk, vabalų diskoteka. Kus čia per bairis? Nu, trauk toliau dovanėlės. Jėzau, kiek daug. Niam, 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 niam. Niam, 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 niam.
Ačiū, taip mes gavom pinigėlių. Man įdomu, kokie jie skoniai čia. Jo. Kiaušiniai ir miltai. Gerai, tai mes dar turim paskaitysime. Taip, gerai. O, sveikinimas. Gerai, yra. Tadas. Tadas. Sakiau, paskutinis bus per didelis. Mhm. Tai aš čia lego. Žiūrėk, Lego. Tai aš taip suprantu, jau šitas vakaras pas ten nusimato dabar. Bibleidų ir Lego dėjimas. O Jau Jėzau, kaip šiandien fainai. neišeis pastatyti tokią. Super. Nu ką? Aš jau galiu pirkti elektros samakatą, to ką nevarysi. Gali. Pavasarį galėsi jau nusipirkti Ačiū Dievui. elektrinį paspirtuką. Jau tau susitaupė pilnai pinigų. O čia iš senelio iš Alytaus dovana atėjo. O, Ulai, atėjo. Nu, to, ką tu labai irgi norėjai. Žiauriai norėjau. Žiauriai norėjai. Eik tu sau. Žiūrėk. Nu, senelis džiaugsis, kad pataikys. Taip norėjo. Nu, kaip tu moki. Alio, dabar dar skanuosiu bibleidą. Ką skanuoji? Va šitą. Ai, bibleidų skanuoji. O, geras. Iš karto žaidi. Jau dovanų dovanėlių kiek gavom. Ačiū jums labai. Ačiū. Ačiū už gimtadienį, ačiū, kad buvot su mumis. Ate.